Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat. Patinka man šitos kortos. Ir to jau aš jas pasižiūrėjus pasakysiu, kuo nudžiugins mus rytojus. Susimaišė jau užteks. Įsirinkit, kaip jūs mėgstat, kurią norit ir kada norit. 2 kartu išsitraukė. Tai va, ir skaitau, esu užkimus kažkodėl užkimau, visi aplinkui užkimo ir aš iš paskos. Tai va, bet vis tiek aš jums sakau, kad tai rytoj jum ateina labai energinga diena. Tokia valinga, skubi. Jūs, jeigu ir patys jūs irgi lakstysit ir veiksit ir dirbsit ir džiaugsitės gyvenimu ir darysit visokius įdomius dalykus ir turėsit tam energijos, daug energijos. Ir jūs, kaip šitas valdovas, galėsit įkvėpt, įjungt ir kitus žmonės ir savo aplinkinius, jiem nurodyt, ką jiem reikia daryti. Bet ne taip, kad jūs sakytumėt taip, kad liepiu aš tau šitaip daryti, neklausysi, tai nubausiu. Ne, tai bus kitaip. Jūs tiesiog įkvėpsit, uždegsit savo pavyzdžių kitus. Na ir pavyzdžiui, kažką galbūt sutvarkyt. Kažkur nukeliaut, o gal pasportuot visai kompanijai. Taip, sakysit, einam ir puikiai pasportuosim ir atgaivinsim savo sveikatą. Arba einam ir sutvarkysim kokį sandėliuką ar kiemą, arba dar ką nors. Ir energija iš jūsų tiesiog tvykš. Jūs tiesiog vadovausit, diriguosit, darysit visokius malonius dalykus. Jum tai labai patiks. Jūs jausitės valdovai savo visos aplinkos ir kas čia dar, ir ko dar valdovai galit būt? Na, jeigu jau visos aplinkos, tai ir savo viso pasaulio. Ir tai jūs nudžiugins. O antrasis variantas gauna 2 kardų. Tai yra didelio proto ir didelio protavimo korta. Bet šitas protas jūs gali atvesti tokią vietą, kai jūs imat ir sustingstat ir negalit pasirinkti. Jūs suprantat, kad ir vienas variantas yra geras, ir kitas taip pat geras. Ir jum dabar reikia pasirinkti, kur jum eit, ką jum daryt, kaip išsisukti šitos padėties, kur abu variantai geri. O jūs turite tik tai vieną dieną, tik tai vieną laiką, tik tai vieną vakarą. Ir jum reikia būti 2 vietose. Jūs tiesiog ima draskyti šitos abejonės. Ir kad jos jūsų nesudraskytų, jūs atsipalaiduosit ir galbūt vietoj proto įjungsit intuiciją. Ir tai pajausit, kur jų širdis labiau veda. O jeigu ir širdis taip išdavikiškai elgsis, kad norės ir ten, na tai tada jūs rasit kitą išeitį. Aš neabejoju, kad jūs rasit išeitį, nes jūs protingi ir laisvi žmonės, bet diena bus įdomi. Ir jeigu jūs 2 draugės pakvies į savo gimtadienius, jūs galit vienai pasakyti, kad einat pas kitą, kitai pasakyti, kad einat pas vieną, o iš tikrųjų nueiti į kiną. Galų gale tokia išeitis irgi visai nebloga. Na, rasit jūs tą išeitį ir iš tų 2 gerybių pasirinksit vis tiek pačią geriausią, dar geresnę. Ir vėl įsimylėjėliai, tai jau kažkaip senokai buvo. Jau čia kurį laiką nemačiau, bet labai neilgą.
Buvo užplūdę mus šitie įspūdžiai, korta krito vos ne kiekvieną dieną, tai kažkas neateina apie meilę pakalbėti. Tai va, jeigu jūs ieškot meilės, tai jau nebeieškokit, jūs ją radot. Jau iš minutės kitos jais pro jūsų duris ir niekada daugiau neišeis. O jeigu jūs jau seniai įsimylėję ir laimingai gyvenat vienas su kitu, tai tiesiog pasidairykit, gal jum dar, na, aš nesakau, kad reikia ko nors trečio jūsų kompanija, bet tiesiog gali būti situacija, kad jūs darbe darysit kažkokį projektą kartu su kitais, gal darysit su klientais sandorį, gal tiesiog eisit pasivaikščiot dviese, ar nuveikt kokį darbelį, ar padainuot duetų, pavyzdžiui. Vienas veda, kitas turavoja, ar pašokt kartu. Jum rytoj bus tokia diena, kai jūs norėsit būti kartu su kažkuo ir tai jums seksis. Ir jūs rasit savo porą, jūs rasit atgarsį savo sielai ir savo akim kitam asmenį. Jums tai be abejo patiks. Visiems patinka būti su kažkuo kartu. Ir valio, ir šventė, ir kažką dar atšvesim pakeliui. Tai ketvirtam variantui tenka puikus vakarėlis. Tai situacija, kai jūs turit ką atšvest, kai jums kyla mintis, kad kažką atšvest. Na, jeigu neturit ką švest, tai ir mintis nekils. Bet jeigu turit, jūs susibūrat į mažą ratelį. Tokį siaurą ratelį, jūs nedarot didelio baliaus, nes tai neturi prasmės, jūs tiesiog maloniai, geriausių draugų kompanijoje atšvenčiat tai, kuo jūs galit pasidžiaugti. Ar tai jūsų pergalė kažkas pasidžiaugs kartu su jumis, ar jūs kartu su kažkuo pasidžiaugsit. Net ir liežuvis pinasi nuo to užkimimo. Tikiuosi nesusirgau. Tai va, tai mes apie šventes. Negerkit po pilną to putojančio limonado, kad jūsų sveikatai nepakenktų, bet švęskit į sveikatą, švęskit. Nes švęsti yra ir sveika, ir naudinga, ir linksma, ir kaip tik savo norit. Iš viso mūsų gyvenimas yra šventė, ir tai mus džiugina nuo ryto iki vakaro.